Čia jau tai būna, kai yra mobilus internetas visgi. Taip, einam toliau. Gal netgi reikia man pačiam pasidaryti ir pasižiūrėti, kas čia vyksta. Kaip suprantu, manęs nieks nemato. Diktais atsiradau. Gerai. Gerai. Tokia atveju. Žiūrėkit, jeigu kas nors negerai su mano ryšiu, jūs man iš karto rašykit, nes aš labiau susikoncentruoju nuotraukas negu į techninę dalį ir paskui gali būti visokių nesąmonių. O šiandien lyja, tai aš įtariu, kad mano internetu bus labai įdomus laivas. Gerai, tęsim toliau, kaip minėjau. Besilaukianti moteris. Ir nuotaika gera, o ypatingai vaikas gerai įsijautęs, o moters tarsi, pavadinkim taip, tarsi nežinojo, ką daryti ir aš labai dažnai atkreipiu dėmesį į rankų kalbą. Gal dėl to, kad tiesiog mokausi dabar su rankomis dirbti, tai toks nėra labai graži plaštakos pozicija. Paimam pieštuką. Na, šitoje vietoje, tai toks pastebėjimas. Ir dar vienas dalykas, ką aš visą laiką rodau, tai yra tas vadinamas 5 sekundžių retušas. Aš vėlgi pasijungsiu Lightroomą, nes jeigu aš su Lightroomu rodu, tai jūs ir su Camera Raw galėsit tą dalyką padaryti ir tiek su Lightroomu. Pasiemam burbuliuką, tiesiog pašviesinam. Įtariu šitoj vietoje išimčiau antrą burbuliuką. Oi, brašas, ne tai. Ir papildomai sušviesčiau dar ir šitaip, ar ne? Antrasis gal netgi mes darom jį štai tokį, kad per visą ūgį ir šitas tiesiog, kad išlygintų veidą. Palieku streamą įjungtą, gal atsigaus, o toliau tiesiog padarau įrašą ir jį bandysiu įkelti vėliau į puslapį. Ką jau padarysiu, šitie dalykai nuo manęs dėja nepriklauso. Galit skundus parašyti teliai, kad jų mobilusis internetas ne visada gerai veikia. O aš bandau tada daryti iš savo pusės, ką aš galiu ir bent jau taip atsilyginti jum už aktyvumą. Gerai, tada taip. Kaip matėt, vien pašviesinimas duoda šiokį tokį nuotaikos pagerėjimą nuotraukai. Visa kita daugiau mažiau gerai. Debesys gerai, nors ir buvo šešėlis. Šita technika labiausiai naudojama tada, kada yra minkšta šviesa. Kai yra šešėlėje, tai leidžia dėmesį sukoncentruoti. Žalios spalvos, tas toksai rudeninis intensyvumas iš esmės galimas, tai realizmo vienas iš tokių elementų. O toliau, taip galim pažiūrėti kitas nuotraukas. O jūs tik man dabar pasakojat, kad mano kiti irgi stringa. Gerai. Taip, šita nuotrauka labai daug gerų dalykų, bet vėlgi, Henrikai, pereksponavai. Vėl nuotrauka yra per šviesi. Tai čia tas toks pagrindinis dalykas, ko gero, kas yra tavo dviejose nuotraukose tęstinumas. Ir iš esmės
Tuoj parašau. Taip, parašykit, vat, būtent grinai, vat, kur nors čia į komentarą, kurią nuotrauką norit rinkti, kad eitų į balsavimą ir tada bent jau tiek galiu padaryti iš šitos pusės. Taip, gerai, einam toliau. Tai Henrikui kaip ir visą papasakojau. Galim tada uždaryti, pažiūrėti, jeigu Henrikai esi, tai bandyk. Kas per komentaras? Gerai. Taip, kol kas palieku. Einam tada toliau. Taip, juk. Vėl užmiršau vardą beje. Labai sunku. Taip. Ir balai. Gerai, su balais. Šiaip ketvertukas. Ketvertukas ir stiprus. Geras. Ketvertukas, bet šiaip irgi labai stiprus. Praktiškai ketvirtai, penketai tam per plaukelį. Šiaip irgi tas dalykas būtų link 4-5. Nu ir įtariu pati fotografija. Va čia link 3. Žvakė šviesa, taip, viskas tvarkoj, tas toksai tamsuma nuo žvakės, viskas gerai, bet aš labai dažnai man apskritai rodo, kad pastoviai krauna. Jeigu ką aš įsijungiau savo streamą pats pažiūrėti ir kaip matot. Jie net nerodo man pačiam, tai čia nieko nepadarysi. Nieko negaliu padaryti realiai. Nes jeigu aš pasijungsiu ant bitės interneto, tai apskritai nieko nebus. Taip, gerai. Iš esmės yra šiek toks kaip ir nešvarumas. White balansas labai raudona pusė nuėjęs. Ir su žvakės šviesa tą dalyką ganėtinai sunku padaryti, plus mes turim labai negražių šešėlių šitoj veido dalyje. Ką kaip daryti šituo atveju, aš dažniausiai rinkčiausi kitokią žvakę ir žvakę stengčiausi laikyti aukščiau veido. Nors ir dabar pakankamai galva nuleista, kad ta žvakė būtų kuo mažiau iš apatinės dalies. Bet įtariu, būtent šita dalis žvakės metė šešėlį ant veido ir jisai yra kažkiek galbūt netgi ir nefokusai, nes labai sunku suprast. Ir duoda tokį dėmėtumą. Dėmėtumas tada kyla klausimas, ar dėmė buvo šešėlio, ar tai yra, tarkim, odos kažkokios tai problemos. Tai jeigu kyla tokie klausimai, tai aš skaitau, kad jau reikėtų tada tą situaciją spręsti kitaip. Labai daug gerų dalykų, truputėlį kas man kliūna, tai yra, kai visai nuotraukai uždedamas kažkoks tai raiškinamasis faktorius, tai yra tekstūra, clarity, sharpas. Ant dangaus to dalyko nereikėjo dėti, būtų užtekę ant pastato, plus mes turim auras, jeigu pastebėtumėt. Jau geriau užeikit tamsią aurą į vidų, negu šviesią aurą į išorę. Kiti pastebėjimai, iš esmės pakankamai gerai pasirinktas ir rakursas, labai gerai, kad iš apačios. Dar čia ar antena, ar kas, irgi tą dalyką naikinčiau, nes architektūrai tai nepriduoda nieko gero. Gražus kontrastas, bet tas per didelis raiškumas mes imkim taip. Kurioj vietoje aš būčiau dėjęs raiškumą? Aš būčiau dėjęs raiškumą, ko gero, šitai daliai,
ir šitai daliai. Kodėl? Dėl to, kad jeigu dedam į šitą dalį, mes tik išryškinam, kad ten yra dažai atsilupę ar kažkas panašaus ir to dalyko nebūtina daryti. Ant kitų kolonų to dalyko nesimato. Tai reiškia, šita ir tai būtų raiški, anas tiesiog pareiškinam. Ir kad iššoktų visas pastatas. Dabar, kai visai nuotraukai dedama, tai yra, kaip aš sakau, viskas bado akis. Ir šitą frazę aš naudoju būtent dėl labai paprasto dalyko. Bado akis tada, kada yra labai raišku. Per daug raišku jau. Toks netgi nelabai malonus žiūrėjimas. Per telefoną taip. Per telefoną šitą nuotrauką turėtų žiauriai gerai atrodyti, nes mažam ekrane reikia to raiškumo. Tai dėl ko ir buvo vienais metais užėję Clarity mada, kur praktiškai iki galo Clarity atraukdavo tam, kad telefone gerai atrodytų. Dar tada ekranėlė mažesnė būdavo. Bet jeigu mes tą nuotrauką spausdinsim arba per didelį ekraną atsidarysim, tai netrodys gerai. Šitoj nuotraukai iš pradžių net nesupratau, ar nuotrauka paversta ant šono ar ne. Tai jau yra geras dalykas, jeigu žiūrovą verčia kaklą mankštinti. Čia yra super. Nežinau, ar buvo raudona. Labai malonu. Ar buvo raudoni ir šitos ar samanos ar kas, ar čia tiesiog Photoshopu to dalyką padarė, bet bendroj sumoj tas raudonas toks labai, labai man patinka. Labas, Richardai. Dabar, kai yra visas tas raudonus dalykas, dangus čia netinka. Jisai tada reikėtų jį į kažkurią pusę arba spalvos, arba apskritai kitokį dangų dėti, ar kažkas tai tokio. Iš esmės, apart dangaus, tai yra solidus penketukas. Tai vat. Šičia. Aš gal šitą vėl pažaisim su dirbtiniu intelektu. Taip, hopt. Fill, tarkim, forest. Nes internete čia paspau. Gerai, žiūrim, ką jisai sugalvos. Jo, dėl strigimo, jeigu ką, aš įrašinėju. Ir ko gero dėsiu įrašą po mūsų laivo, įdėsiu įrašą. Tai jau dėja su šiandienos internetu aš nelabai kažką kito galiu padaryti. Kaip matau, rekordina, viskas tvarkoj. Ko gero, netgi ir šitie atrodo gerai, bet aš tarkim rinkčiausi kažką tokio, kad tai yra miške ir centrinis tas toksai dalykas. Originale per daug skystas miškas. Šiaip, va šita vieta, dėl ko aš rodau su dirbtiniu intelektu, tai yra ta dalis, kurios fotografas negalėjo. Šiaip, ko gero, šitą labiausiai palikčiau, atitinka koloritą. Dėja, aš nieko negaliu šito atveju padėti, kad dėl strigimo. Dabar taip, kadangi tai ne fotografo galimybėse tą dalyką sukontroliuoti, dėl to, tarkim, dirbtiniu intelektu pakeičiant foną arba šiaip tiesiog kitą foną įklijuojant, tai yra labai geras sprendimas. Nežinau, kuo švietėjai, bet labai gražus sušvietimas, galbūt čia ir saulės tas spinduliukas buvo, bet kokiu atveju aš labai džiaugiuosi už tokį kadrą, labai šaunuolė. Geras grobis šiuo atveju. Dėl kolorito daugiau mažiau, kaip ir gerai, nors ne mano, faded film, žinot, ne mano mėgstamas dalykas. Ant veido per daug blūro, per mažai veido formavimo. Ir, tarkim, diržiukas, dėl to, kad yra faded film, mes nematom linijos ir atrodo tarsi ranka iškasta. Dar anatominių šiokių tokių pakeitimų padaryta. Bendroj sumoj tvarkingas portretas,
Nikono reklama. Kažko labai daug papasakot aš apie jį negalėčiau. Kaip minėjau, koloritas daugiau mažiau normos ribose. Asmeniškai selfiai yra daug geresni, jeigu jūs statot fotoaparatą ant stovo ir nematot savęs. Nes kai matot save, yra tas kitas žvilgsnis. Kai nematot save, jūs galite daug gilesnį portretą padaryti. Daug daugiau savęs į tą portretą įdėti. Tai va, jeigu esi juk rinkis, taip, lina. Tai štada linos ir paimsiu. Kadangi tu antrą pasiėmei. Bet čia palauk, jo čia ne. Kažkur. Živilė pati spręsk, taip. Gerai, lina. Su balais, be. Labai gerai. Vis dar toks, sakyčiau, odos per švelnus retušas, bet jau gerai. Jau nebematau iš toli blūro, apart kaktoj dar kažkokio tai yra. Kažkiek norėtųsi labiau dodžo burno, nes tarkim šita dalis, jinai ganėtinai tokia susiliejusi, suvienodėjus, neturinti formos. Tai tą formą reikėtų suteikti. Apšvietimas parinktas kaip baltam fonui visai nieko, bet baltam fonui aš visą laiką sakau, yra daug sunkiau dirbti. Dėl to, kad daug sunkiau formuoti. Turėk minty, kad baltam fone tu gali formuoti ne tik šešėliais, bet ir highlightais. Būtent su kietesnė šviesa. Tai ar kontražūro, ar kažką panašaus suveikt, sudėtinga pasakyti. Šiaip, pavadinkim tai, portretas tikrai yra ganėtinai geras. Priklausomai nuo situacijos, kiek tu galėjai laiko žaist, galima, tarkim, stipresnį padaryti. Aha. Vienintelis klausimas, Lina, tai yra kas čia? Kodėl toks staigus nutamsėjimas? Čia toks jausmas, kad atšvaitas buvo pastatytas, ar kažkas trukdė pamatyti vaizdą, tokiu atveju reikėtų dakūrinėti, nes dabar toks labai jau įdomus. Arba tada vinietavimą jau labai stiprų, bet aš esu asmeniškai prieš vinietavimą. Įvaizdis gerai, retušas gerai, šitas išreiškimas gerai, truputėlį, čia vėlgi, mano, tarkim, aš labai nemėgstu šitų juostų, nes jeigu yra vientisa, tai yra vientisa koja, kažkokios linijos pereinančios, pjaunančios per kūno dalis, man asmeniškai truputėlį smegenyse suveikia neigiamai. Dėmesio centras aiškus, mintis aiški, sakyčiau, šaunus portretas. Ir vėlgi, nematau, tarkim, jeigu nesididinu, nematau, ar ten yra blūras ar ne, tai realiai jau retušo lygis pakankamai geras. Labai pilka oda. Su spalvom grinai nesusitvarkyta, manyčiau, kad white balansas netgi į melsvą paėjęs, tuoj pabandom. Pažiūrim. White balansą pasirenkam. Įsikviečiam kamerą raw filter. Jo, ir dar rožinį. Tai vien tik white balansą sugrąžinus, bent jau balto, būtent mėlynos aspekte, jos veido oda susitvarko. Tai šitoje vietoje aš būtent tą dalyką ir matau. Visa kita kaip ir daugiau mažiau gerai. Taip.
fainas portretas, net ir su viena šviesa, bet dabar pažiūrim, kur šviesa krito, ar ne? Šviesa krito kažkur tai šitaip, centras yra šitoj daly. Ir mes gradientiškai prarandam modelio veidą. Tai reiškia, arba tada šviesą truputėlį pakelti aukštyn, kad labiau apšviestų modelį, arba tada dirbtinai su Photoshopu, vėlgi su tuo rutuliuku, kurį rodžiau, su juo tiesiog paimti ir nušviesinti veidą. Per stipri galinė šviesa, jinai davė tokį heizą. Aišku, tas heizas iš dalies padaro įdomų portretą, nesu aš labai mėgėjęs jo, kirpimas per pirštukus, pati žinai, ypatingai kai viršaus yra tiek daug. Prisimena taisyklę, jeigu viršaus yra daug, tai apačiai neturi kelti klausimų. Dabar apačiai kelia klausimą. Taip. Matau, kad nieko čia pas su mano laivui neišeina. Aš dar kartą bandau refreshint, gal pasižiūrėsiu. Gal atsigaus bent trumpam. Tai vat Lina, kiek mačiau, išsirinko antrą nuotrauką, tai antra bus šita. Darom tada trečią, man atrodo, Lina. Hendrikui aš išrinksiu. Be abejo. Taip, juk irgi man teks, nematau jokio komentaro. Ko gero įmu šitą. Ne, įmu šitą. Aha. Mano interneto ryšys atkurtas. Pažiūrėsim, gal vėl atsigaus bent kuriam laikui. Taip, toliau. Andrius neparašė irgi. Žiūrim. Dar įdomiau. Apskritai interneto neturiu. Žiūrim tada, ką galim. Atsirado. Gerai. Labai geras darbas, gera kompozicija, gera išraiška, geri nustatymai, geras retušo kiekis, geras apšvietimas. Šaunuolis Andriau. Kažko labai pridėti atimti negaliu, galbūt, bet kaip tu rašysi Photoshop'inį draugauju, tai šitos vietos mes ir neliesim. Nes tiesiog gal poras pogelių kai kurių, kažkurios tai nuimti, labiausiai lendančius. Bet šiaip labai gražu, kontrasto lygis normos ribose. Netgi sakyčiau per daug lyginta oda. Ir vėlgi, kaip aš dažnai esu sakęs su retušo, tai vis dėlto atsirado bent kažkiek vaizdas, ne? Bet matau neilgam. Na ką padarysim. Taip, dabar šitoj pirmoj nuotraukai tas dalykas nekliūna. Antroji kliūna dėl to, kad buvo per daug tamsu patalpoje.
Ir kaip ir daug panamsuoja patalpoje, vyzdžiai įsiplečia ir atrodo biški apsivartojęs modelis. Tai šito dalyko vengiu ir kas realiai pas mane pamokos esat, aš pastebėjot, kad aš labai mėgstu palikinėti šviesą. Daug kas sako gesinkit, kartais gesinu tam, kad kiti galėtų fotografuoti su tą vadinamą modeliuojančią šviesą, kad bent kažkokius kadrus galėtų pasidaryti. Tavo atveju apšvietimo schema graži. Retušas šiaip gražus, retušas man norėtųsi labiau tokių netobulumų, jau čia per daug tobulą, bet viskas tvarkingai, tiek rankos, tiek veidas. Sakyčiau, tikrai galėjai nerašyti, kad nedraugauju su retušu. Taip, šitoj fotosesijoj čia yra vienas triukas. Iš spalvų pusės, realiai fotoaparatas, ką jisai daro, jisai pasiema, jeigu kažkokia spalva yra ir bando ją kompensuoti. Kadangi buvo oda per mažai sušviesta, jisai automatiškai nuvažiavo į žalią. Tai galėsiu parodyti ant tos pirmos nuotraukos, jeigu aš suprantu teisingai, ką tu nori. Tai aš truputėlį gražinu raudonos ir truputėlį geltonos gražinu. Dėl šešėlio aš asmeniškai būčiau linkęs, ko gero, ne, taip labai plokština, kaip tik aš daryčiau griežtesnę, bet tuo pačiu daugiau kontrasto valdomo. Ko gero šitai, bet su kreive. Nes kreivė neišeis. Čia neišeina, čia bandom. Va. Jisai randa jau išdegimą šito vietoj, tai reiškia, mes turėsim vaicus biškį gesint. Tarkim, mano variantas būtų kaip tik toksai dar labiau griežtas ir truputėlį šiltesnis bei raudonesnis. Dėl retušo Photoshopų, tavo pirmąją nuotrauką, kaip suprantu, tu norėtum pasižiūrėti. Kadangi čia oda ir taip yra labai tvarkinga, bet aš matau kelis tokius nederančius prie tvarkingumo elementus. Tarkim, čia vienas iš jų buvo, kažkokia dėmelė čia, bet man nepavyksta jau sutvarkyti šitaip, bandom šitaip. Va. Ir kelis pagelius šitoj vietoj. Tai didelio dalyko nepadarys, bet tarkim, žiūrint į nuotrauką, tai gaunasi truputėlį tvarkingesnė. Čia šitoje vietoje man reikėjo kitų būdų. Jau čia reikėjo šitaip, kad mažiau blūro jisai kurtų. Nu, čia kaip bandant sutvarkyti. Ir asmeniškai aš nesu mėgėjęs kraujagyslių akyje. Alio. Tai va, tiesiog hopt, ne, palyginus. Tiesiog truputėlį tvarkingesnis portretas. Nieko ypatingo šitam dalykui, kaip sakiau, nebūčiau daręs. Taip, toliau šitoj vietoj, kai yra labai grūdėta nuotrauka, dėja, bet koks šitų pašalinimas, jisai dažniausiai palieka savo žymę. Aš dabar pabandysiu su Remove tool'u
Nes dabar, jeigu atkreipsi dėmesį, tikriausiai turėtumėt matyti, šitoje vietoje yra 2 dėmės. Ir jos dažniausiai atsiranda tada, kada yra tiesiog šalinami kiti elementai. Tai aš dabar pabandysiu su naujoju Remove toolu. Jisai dažniausiai tokias vietas sutvarko geriau. Ja, aš biškį... Na gerai, tarsi plauką padarė. Aišku, nepatiko, kad ausį sugadino. Čia šitoje vietoje, bet... Nu, pabandom pažiūrėti. Mažiau. Triukšmingom vietom Remove toolas jisai yra geriau, nes... dabar neturiu nuotraukos. Jeigu yra graži nuotrauka... Vis dar striginė, ar ne? Man įdomu. Jeigu yra graži nuotrauka, dažniausiai tą triukšmą sukuria kažkokį keistą tekstūrinį, bet jeigu yra labai grūdėta nuotrauka, tai kaip tik tas jo tekstūros sukūrimas, jisai padeda paslėpti tą dalyką. Su bet kuriuo kitu toolsu, jeigu aš dabar paimsiu Spot Healing brush, aš jeigu padarau, dažniausiai toje vietoje atsiras kažkokia tai dėmė. Žiūrėk, naujas jau nebepadaro. Šitas. Iš jo kitokį padaro. Tai, trumpiau tariant, pagal situaciją reikėtų rinktis ir įrankį. Andriau, iš anksto rinkis savo nuotrauką, nes jeigu vėluojam, tai reikėtų, kad iš anksčiau. Taip, laimos. Laima, kaip ten tau be balų. Gerai. Šiaip fotosesija labai faina. Tik tai paskui. Aš gal tik tai ant vienos nuotraukos parodysiu, ką aš turiu minty. Įdomus sprendimas, bet fokuso visgi būčiau ėmęs į akis. Tai gerai. Grūdas negadina nuotraukos. Esmė yra tame, kad grūdėtą nuotrauką daug sunkiau koreguoti. Dėl to, kad reikia tada tas pats, kad būtų situacija tokia, kaip, tarkim, megztinis, suglamžytas, ne? Nu, ten tekstūros, ten visa kita. Pabandykit išlyginti su tekstūruota medžiaga. Prasikeiksit. Tai yra lygiai tas pats su ISO. Taip, dabar imam laimos. Kadangi aš esu mėgėjas Adamsų šeiminėlės, čia gal dėl to tas dalykas bus, bet kuo ypatingai yra ypatinga mirtišė, tai kad jinai yra blyški. Netgi kažkurioje serialo serijų buvo pasakyta, jog jinai naudoja vietoj pudros kepimo miltelius. Man netgi updėtint feilina šiandien. Tai aš ko gero eičiau ir oranžinius saturation. Čia yra tas atvejis, kai galima truputėlį sužaisti su desaturatinimu. Raudonos dėja, imu lightroominį variantą, nes jeigu aš dabar raudoną desaturatinčiau, aš prarasčiau sieną. Tai ne, sienos aš nenoriu prarast. Ir, nu, šiaip dėl lūpų irgi galimas variantas palikti. Kažkiek man nepatinka rankos, bet, nu, negalima turėti visko iš karto. Nu, iš esmės galima. Jeigu panaudosim linijinį gradientą, kažkaip tai, vat, kažkas tokio ir nuimsim bendrą saturationą. Tai toksai. Taip.
Tai pagrindinis visai tavo fotosesijai patarimas būtent buvo desaturatant modelius ir dabar jeigu pasižiūrėtume, tai yra daug lygiau tas atrodantis ir daug labiau halloweeninis variantas. Šitas galioja visom nuotraukom. Dabar taip, visas nuotraukas kiti dalykai. Kompozicija gerai, idėja gerai. Irgi gerai. Naikinčiau tapeto skilimą, nes tai duoda tokį vėlgi buitiškumą, o čia kaip ir norima prabangą parodyti. Ir toks jausmas, kad viskas griūna iš šono. Tai šitoj vietoj irgi atkreipčiau dėmesį. Kažkodėl toks grinai vos pritrūko, čia gal bus naudingas jums. Kas nutinka, kai vos pritrūksta fokuso? Tai, ką aš darau, veikia tik su Photoshopu, ne tik su Photoshopu, su Lightroomu irgi galima, bet su Photoshopu lengviau. Pasidarom 2 lėjerius. Einam į Basic tabą, užkeliam tekstūrą, užkeliam Clarity. Galim netgi eiti Details, Sharpeningas kartu su maskingu. Maskingą spaudžiam Alt ir turėtų parodyti, kurioje vietoje jisai palieka. Taip. Ok. Dabar nuotrauka labai stipriai išryškėjo. Spaudžiam Alt ir maską. Pasiemam baltą brašą ir praeinam ant tų bruožų, kurie matosi iš toli. Tai tarkim, blakstienos. Akis, antakis, truputėlį, žinau, kad aš užėjau ten, kur nereikėjo. Tai šitą dalyką dabar ištaisau. Taipogi, čia reikėtų su mažesniais. Ant makiažų ir ant lūpų tą dalyką darau. Nes irgi lūpos yra vienas iš tų dalykų, kuris matosi iš toli. Dabar jau iš tolo matot, kad fokuso padaugėja. Iš tikrųjų fokuso nepadaugėja, bet tie bruožai, kas yra iš toli matomi, tie, kas yra fokusuoti, jie dabar yra raiškesni lyginant su visa likusia nuotrauka. Dėl to jie atrodo labiau fokus. Tai va šitą triuką labai rekomenduoju, jeigu yra truputėlį, iš tikrųjų galima sufeikinti pakankamai neblogai, tik tai daugiau laiko reikia, bet tai yra vienas iš būdų, jeigu fokusas pabėgo ir nuotrauka tikrai verta gelbėjimo. Čia jau būtų sunkiau padaryti, čia gal netgi judesio fokusas bus toks, nes bent jau rožės pabėgimas, nežinau. Galėčiau didintis, jeigu būtų pilna nuotrauka, manyčiau, būtų pikselių patraukimas. Įtariu, laima vietos nebuvo, nes dabar čia yra viskas labai sukrūsta. Tarkim, kompoziciškai šita nuotrauka daug stipresnė negu šita. Čia jau tu į dėžutę ją padarius, čia yra harmoninga kompozicija. Galėtų netgi viršaus truputėlį būti mažiau, o čia jau tu uždariai į dėžutę. Čia juodi per daug juodi, labai pradingsta visas šitos kampas ir realiai ir šita dalis. Tai vinjetavimas iš juodos, nežinau, nebent reikėjo kažką slėpti, bet norint slėpti buvo galima tiesiog daryti kvadratą šitą nuotrauką. Būtų buvęs geresnis sprendimas, jeigu buvo slepiama. Ir kaip ir viskas. Iš kompozicijų. Taip, žiūrim. Andrius pasakė pirmą nuotrauką, tai pirma yra pirma čia. Aš dėl viso ko dar kartą pabandau perkrauti šitą dalį. Gal vėl atsirasim, bent kažkuriam laikui. Nestriginėjant. Bet aš jau įtariu, koks mano šiandien internetas yra. Tai
Gerai, Andriaus taip. Laima rinkis savo pretendentą. Dar reikia pažiūrėti. Jo, dėl raudonos ryškios savotiškai galima, bet iš kitos pusės tai labai konkuruotų su modeliais. Ir dabar bendrą matau, kad raudona, tarsi vienoj nuotraukoje raudona, kitoje jinai jau tokia bordo. Tai sąlyginai šitoj vietoj reikėtų susilyginti. Ne, galima uždaryti. Taip, Austėja. Paprastas portretas, kažko labai patart negaliu, klaidų nėra, bet impresijos irgi nėra. Nu, vėlgi, fotografuojant vyrus tai yra jau situacija tokia. Geri dalykai, kad išnaudoti laiptai. Ir tada tas dėmesio valdymas, ar ne, tos vadinamos lydinčios linijos, jeigu mes jas pratęsim, jos, tarkim, šitas eina į tenai. Iš esmės jos visos veda į modelį. Tai yra gerai. Jisai nusisuko nuo šviesos, aišku, jeigu būtų atsisukęs į šviesą, tai jis būtų labai susiraukęs, bet taip mes praradom ryšį su juo. Tai, pavadinkim taip. Tai nėra blogas portretas, bet yra vietos tobulėjimui. Šiaip labai gražus susižaidimas su Viasatu. Bendroji sumoje, kaip ir rodžiau anksčiau. Ne, su ankstesniu. Tas yra labai lengvas būdas su gradientu. Čia net nereikia labai gerai išmanyti kaukės. Nes Lightroom'e kaukės daug labiau suprantamos negu Photoshop'e. Pasėmat burbulą, ten kur raudono, ten turėsit efektą ir tiesiog pašviesit. Šitoj vietoje aš gal netgi ir pašiltinčiau. Gal netgi dar labiau. Ir viskas, ne? Nedidelis pakeitimas, nuotrauka jau pagyvėjo. Ar tą dalyką daryčiau vaikui, reikėtų eksperimentuoti. Bendroji sumoj pakankamai, nors esu uždaryta pakankamai diafragma, fonas neblaško nuo modelių, tai yra labai gerai. Nėra kažkokių dalykų, su kuriais būtų galima gadinti nuotrauką, tas irgi gerai. Tas Viasatas labai gerai susižaidžia. Skaičiukas tiesiai ant širdutės. 3. Gerai. 1, 2, 3. Close-upas gerai. Close-upas yra gerai. Taip. Toliau einam. Čia tokia labai jau senovinė nuotrauka, galima sakyti, pagal koloritą. Ir tas stulpas šiaip yra toks lyrinis nukrypimas. Jeigu darot fotografavimo kampą, ypatingai kaime, tai arba darykit tai kur nors sode, su gražiu backgroundu, ten, kad ten obuoliai dar kažkas, tai ar gėlė žydė ir panašiai, arba tada darykit prie namo sienos. Tiesiog paimkit baltą, kad ir paklodę prikalkit, dar kažkas. Dabar šitas dalykas, aš turiu parodyti, atleisk Austėja. Nežinau, ar tai yra tavo mintis šitoje vietoje daryti kampelį, ar tiesiog, ar klientų, bet aš dabar, tarkimės, paimam ir velniop patraukiam šitą stulpą. Čia iš tikrųjų netgi filų užtektų, net dirbtinio intelekto nereikia. Tik reikėtų sutvarkyti ausytę. Gerai, tegul generuoja intelektus. Bet kokiu atveju tas stulpas, jisai sugadina pusę jausmo kaip fotografui.
Kaip šeimos albumui, tokios nuotraukos ten yra visiškai dzin, jos galėtų būti ir visiškam šiukšlynėm. Nu, pasižiūrim, nu, gražesnis medukas, ar ne? Lyginant prieš ir po, ar ne? Įsijunk. Nu, iš karto atsiveria erdvė. Toliau sušvietimas, kiek matau, šviesa atėjo iš šitos pusės. Jie yra šešėlėje. Šešėlis duoda melsvą balansą. Tai jeigu aš dabar paimsiu ir tiesiog uždėsiu geltonos balansą. Ne. Truputėlį galbūt shadowsus pašviesinam ir blacksus patamsinam. Tai tokio kaip kontrastui ir whitesus. Su highlightais pašviesinam. Kažkiek tai jau netoli degimo turėtume būti, ar ne? Ja, jau netoli degimo. Tai tarkim gal whitesus, nu, vat, tokiame lygmenyje. Jau tai yra geriau. Kitu atveju tai yra selektyvus, vėlgi su tais rutuliukais šviesinimas, kur rodžiau prieš tai, bet ten jau reikia daugiau darbo. Vėlgi su spalvom mes turim labai stiprią raudoną. Aš raudoną kaip lengviausias būdas raudoną pašalinti, raudoną versti į oranžinį. Kadangi yra kaspinas, mes negalim to dalyko daryti Lightroom. Ir čia būna labai dažna situacija. Tokiu atveju duplikuojam layerį Photoshop. Čia net jeigu ir stipriai nemokat, tiesiog įsirašykit šitą vietą ir turėtų padėti. Einam į Camera Raw filter, tai filter, Camera Raw filter, einam žemyn į Color Mixerį, einam į pradžiai Hue raudonus, čia net ne tik raudonai, čia bus ir purpuriniai, ne? Čia jau ravės tokius dalykus reikėtų daryti tada, kaip su raudonais, raudonus gal leisim palikti gerai, ir juos taipogi šviesinam. Bandom ir bendrą koloritą irgi dėčiau truputėlį, kad gyvumo čia bus sunku suvedinėti. Tada spaudžiam Alt klavišą, laikom Alt klavišą, spaudžiam ant masko. Pasiemam brushą, pasiemam būtent, kad jisai būtų baltas ir labai atsargiai piešiam, kad neužeidinėt, kur nereikia. Aš tarkim ant kaspino užėjau. Tai jeigu užėjom ant kaspino, spaudžiam šitą rodiklę, pasidaro juodas, pasidaro mažesnį brushą ir po truputėlį naikinam tas oranžinės nuo kaspino. Ir aišku, kadangi žmogus yra linkęs persistengti, kažkiek to efekto originalaus grąžinam, ar ne? Ir prašau, pakankamai gražiai sutvarkyta kūdikio oda, be didelių kažkokių tai štampavimų, kopijavimų, klonavimų ir healingų. Tiesiog spalvos sutvarkymas. Toliau ten galima šviesint, ten tą vinetavimą daryti ir taip toliau. Už ką galiu pagirti, tai yra panaudoji 3 planus, tai yra labai gerai, tai yra panaudoji balionus, kad padarytų frontgroundą, turi modelį ir turi meškiuko koją ir kailiuką. Šitoj vietoje yra labai gerai. Labai išblyškinti highlightai, bet ekspresyvus portretas, poza yra asimetriška, dinamika vyksta kadre, šaunuolė. Apart labai stipraus išblyškinimo, nieko negaliu pasakyti, šaunus portretas, vėlgi labai geras pavyzdys, kai yra, tarkim, buitiškumas, kai yra stulpas ir tiesiog mes paimam, kai yra irgi kažkokie elementai šalia, bet tai yra gamta. Tai iš karto mes turim daug
daug ekspresyvesnį portretą. Austėja, jeigu aš netiek daug baisiai stringu, tai rašykit čiatą, kokią nuotrauką norėtum išsirinkti. O mes keliaujam tada pas Gerdą. Aš vėl lengvai perkrausiu šitą, gal susitvarkys. Nes man tai nerodo, kad aš streaminčiau. Na, tai iš tikrųjų labai motivaciją numušinėja. Mes dar turim daug. O, dabar jau rodo, kad streaminu. Taip, Gerda. Šaunuolė. Odos tonai geri. Kompozicija iš esmės gera. Su vaikų pozavimu, kas pozuojat, patys žinot, kaip būna. Galbūt naikinčiau šitą šaką, jinai pakankamai bando dominuoti, bet tuo pačiu jinai yra kaip ir spalvos atsikartojimas. Tai galima naikinti, galima ne. Backgroundas išplautas gražiai, fokus visas vaikas yra, nėra ten, kad, tarkim, jau blūras, kur nereikia. Šaunu, super. Tolimesnis atsikartojimas, mes turim truputėlį heizo kampe. Heiza kampe, žiūrėkit, aš nežinau, ar čia būtent taip padaryta ar ne, bet paimam tokią nuotrauką. Einam į, dabar tarkim, Photoshop, overlay, auto, man atrodo, ruduo. Ne, sun. Taip, kažkas tokio. Tarkim, imam tokį. Save image as, išsisaugom. Uždedam ant nuotraukų. Jėtus kokiam. Žiūrėkit, dėl Photoshopo aš 100 kartą pakartosiu. Jis nėra labai būtinas, bet jis yra geras dalykas dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas su Photoshopu, kai jūs photoshopinat nuotraukas, jūs nuotrauką prisertinat ir detaliai ją išsistudijuojat. Dabar, sorry Gerda, sustosiu. Tai yra pirmas dalykas, greičiau mokotis fotografuoti. Antras dalykas, kai fotografuojat, dažniausiai padarot klaidų, su Photoshopu jas išmokstat sutaisyti ir kadangi žmogus, aš kaip vadinu, tingus padaras, jisai supranta, kad jeigu dabar aš kitą kartą fotografuodamas padarysiu tą pačią klaidą, man vėl reikės papildomai dirbti. Tai galbūt aš prisiminsiu laiku ir tos klaidos nepadarysiu. Tai va tokie yra pagrindiniai dalykai, kurie būtent ir atsiprašau. Ir dėl ko Photoshopą aš raginu naudoti. Ar photoshopinta nuotrauka ir ne photoshopinta nuotrauka, bet patvarkingai nufotografuota, kuri bus geresnė, dažnai photoshopinta atrodo geriau. Bet čia yra tas pats, kaip pirktis, tarkim, Canono ir Tamrono objektyvus. Tamrono objektyvas padaro beveik tą patį negu Canonas. Canonas, aišku, ant Canono geriau veiks. Tačiau jisai nepadaro ant tiek, Canon objektyvas nepadaro ant tiek geriau, ant kiek skiriasi kaina. Nes kaina, kad dažniausiai skiriasi vos ne 1,5 karto. Tai iškyla klausimas, ar tas laikas, kiek jūs praleidžiat prie nuotraukos retušo ir tas sąlyginai nedidelis pokytis nuotraukos kokybė yra tikrai vertas. Tai šį klausimą aš duosiu jums patiems įsispręsti. Nes aš negaliu pasakyti retušuokit, aš negaliu pasakyti neretušuokit. Ir tas yra gerai. Gerai, grįžtam prie Gerdos nuotrauko. Mes uždėjom nuotrauką, kaip matot, aš dabar ją uždedu, jos blending modas yra normal. Aš tiesiog padarau screen. Ir kadangi aš ją nedėjau ant visos nuotraukos,
Tai va dėl overlay tokiu atveju reikėjo biškį daugiau uždėti. Bet dabar yra niuansas. Mes turim vaiką, ar ne? Ir jeigu mes dedam overlay, jisai eina ant vaiko. Aš dar dvieja čia dėčiau maską ir su ganėtinai dideliu brašu, tiesiog taip prašalinčiau. Galima daugiau overlayų dėti, šitas yra per daug intensyvus. Bet ką aš labai mėgstu padaryti, tarkim, bandau, šitoj vietoj nepavyks labai aiškiai parodyti, bet aš pasižymiu vaiką. Kartu su šito daiktu. Ne, spaudžiu Ctrl J ir iškeliu į šitą dalį. Tokiu atveju, kaip matot, vaikas tapo nebe overlayaus dalimi. Tai reiškia, overlayus yra už jos ir taip atsirado biškį gylio nuotrauka. Tai ir šitoj vietoj, tarkim, jūs galit laisvai, tarkim, kur ten buvo autum prieš tai, ne? Taip, šitas jo overlayui tiks. Galim imti tą patį. Aš dabar pažaisiu su jūsų nuotrauka. Gerda. Beje, iš karto, jeigu aš striginėsiu, išsirinkit savo pretendentą. Imam tokį. Taip, screen. Ok. Einam po vaiku ir imam tą patį, bet jį labai stipriai padidinam. Gal netgi dar labiau. Čia, aišku, reikės geros kokybės overlayaus. Ok. Jam einam filter. Oi. Grįžtam. Filter, blur, gausim blur. Truputėlis. Ir, aišku, ko gero, sumažinsim opacity. Ne, dabar kažkiek galim jį pajudinti ir nuspręsti, kurioje vietoje lapai krenta, kurioje ne. Gal netgi vat, kažką tokio, ar ne? Tai lyginant su pirminiu, skirtumas yra toksai. Čia iš tų meninių nuotraukų. Kad su overlayu žaidžiat, tai yra gerai. Mano patarimas drąsiau. Tai yra labai gera technika, kuri leidžia jum nuotrauką pagyvinti ir padaryti ją gyvesnį. Šitoj vietoj mes turim, gal ir galima palikti tą tokį, bet aš raudonesnius tada žantukus daryčiau, neinančius į mėlynumą. Tai yra vienas dalykas, antras dalykas vietos viršui. Čia yra vienas blogiausių vietų palikimų. Viršui tai yra, jos reikėtų arba daugiau, arba mažiau. Arba. Tai arba jau daryti labiau close-upą, kažkur tai ties šito dalim, arba tada fotografuoti iš toliau ir kad būtų daugiau erdvės. Nes šitas vadinamas viduriukas, kuris nei šiltas, nei šaltas yra. Jis kaip ir tvarkingas, pagal taisyklės jisai geras, bet bendroj sumoje, jeigu mes norim impresyvesnės nuotraukos, mums reikia tada arba eiti arčiau ir tada daugiau turėti veido, arba tada eiti toliau ir turėti daugiau aplinkos. Tai vat, Gerda, rinkis savo pretendentą.
Austė G. Austėja. Neišsirinkai savo. Išrinkite, nu tai ką. Renkam dinamiką, bet kokiu atveju. 6. Gerda. Komentaruose neparašiai, kuriu. Nuotrauką, ne. Gerai. Keliaujam tada prie Evelinos. Nu, apie Photoshopą aš tik ką pasakiau visą monologą. Taip. Viena koja basa, kita su... Jau kadravimas labai suspaustas ir šitoj vietoj, pasakysiu tai, ko aš dažniau atvirkščiai sakau, kadras turėjo prasidėti čia ir baigtis tenai. Ir truputėlį labiau pakelti kadrą. Nes visgi veidas, jisai ten pakankamai gerai matosi. Žaidimas su ryškumo zona yra geras dalykas. Tai yra labai stiprus meninis elementas portretuose. Retas kas moka jį išnaudoti. Tai, bet, tarkime, toks yra ganėtinai įdomus panaudojimas. Taip, matau, kad visiškai nekoreguota nuotrauka. Kažko labai pasakyti negaliu. Tai yra, įtariu, labai jautrus vaizdas būtent mamoms. Ir iš tikrųjų labai... Nu, čia pavadinkim taip, tai yra ta fotografijos pusė, kurią aš vadinu tikrąją fotografiją. Jinai nebūtinai turi būti pagal taisyklės, nebūtinai turi būti estetiška ar dar kažką. Jinai turi kažką pasakot, kažkokį jausmą sukelt. Tai manau, kad šitos dvi nuotraukos jos tą jausmą sukelia ir jos padarė savo darbą apart bet kokių tai techninių dalių. Nuotrauka gera, idėja gera, kompoziciškai, nu, galima tokį sprendimą daryti, bet retušas labai stipriai sugadino. Per daug griežtas retušas. Per daug raiškinta yra. Ir, nu, netgi tas nedidelis odos lopinėlis parodo, kokia oda buvo, kaip dėl retušo oda buvo sugadinta. Kažko labai komentuoti prie šitos nuotraukos nesiimsiu. Įtariu, čia buvo tiesiog laitrumo koks nors presetas uždėtas ir nu, buvo nueita toli. Labai intensyvinta žalia, bet kadangi žalia suknelė su žaliais lapais labai gerai susižaidžia, labai šaunus modelis, super. Vėlgi labai daug viršaus, bet šitoje vietoje kirpimas yra kaip ir geras, galėtų vos dar aukščiau būti, bet taip, Gerdos renku aš gerai. Vat sunku dabar išrinkti. Man asmeniškai stipriausias yra šitas, bet nežinau, ar šiuo atveju sutiks su manim kolegos. Taip. Bendroj sumoj skaitau taip. Geras pasiruošimas, gera idėja ir modelis šitam dalykui tiko. Tai kažko pasakyti negaliu, nu gal truputėlį atsargiau su vinetavimu. Vinetavimas per stiprus. Ir kad čia galim. Va čia negerai. Imam taip. Jeigu yra Halloweenas, ar ne? Iš esmės mes galim daryti viską, dėl ko aš per daug stipriai prie šitos nuotraukos neužsilikau, dėl to, kad tai yra Halloweeninė nuotaika ir šitoje vietoje labai tos ribos prasiplečia. Tai ką aš sakyčiau, tai galėtų, nu, tai eina gal tradicinio portreto taisyklės, bet Halloweeninio portreto kaip ir viskas tvarkoja. Čia viskas gerai. Ir pagal aprangą įtariu, čia yra tą pačią dieną. Bet mėlyniai pakiai, nu tai ką, vyras sumušė. Mėlyna oda, tai sumušė taip, kad jau nebeatsigavo. Tai
yra labai sudėtinga kažką pasakyti, bet tai dažniausiai yra tas atvejis, kai aš sakau, retušas sugadino nuotrauką, neįsižeis. Tikrai aš suprantu, kad mokymasis ir ieškojimas yra dabar tavo kelionės dalis. Dažniausiai iš tokias nuotraukas tiesiog paverčiu juodai baltą, kontrastas šviesus, kaip su tamsiais, netamsiu, ne, daryčiau kažką tokio. Tai yra pirmas lengviausias būtų bandymas sutaisyti, nes spalvą sutaisyti ant kitų būdų labai sudėtinga bus. Einant į calibration, jeigu tai būtų ravas, tai čia būtų shadowsas. Galima būtų į šešėlius raudonos įdėti ir galbūt tai sutvarkytų. Dabar jeigu aš bandysiu šiltint, tas spalvos nesigauna geros. Jeigu aš bandysiu splitonint, color gradingas, ne, tarkim šiltinam šešėlius su raudoninus biški pagerėja. Midtonai. Ir ką iš čia? Bet to toks monochromas gaunasi. tą dalyką atitaisyti būtų įmanoma, bet iš originalios nuotraukos tą dalyką būtų daug lengviau padaryti. Tai Evelina, atsiprašau, kad aš toks gal biški griežtesnis šiuo atveju buvau, bet pagrindė su šitą nuotrauką pati pagalvok, ar tau tikrai tiek daug retušo reikia. Ir rinkis savo pretendentą į savaitės geriausius. Mes keliaujam toliau. Sauliaus. Dėl viso ko vėl perkrausiu, gal jeigu stringa, tai gal atsigaus. Iš tikrųjų labai liūdna, kai va šitai padaroma. Ir net negaliu aš kontroliuoti šito dalyko, šitos savybės. Gerai, judam toliau. Per daug retušų. Iš toli matau blūrą. Odoj, čia man atrodo high pass technika šitaip šviečia, arba frequency separation. Galbūt kita, bet jeigu jau retušuojam viską ir šiuo atveju mes turim pakankamai gražiai nulygintą, nujaunintą odą, kas vėlgi manyčiau, čia lyrinis nukreipimas. Mes neturim būti plastikos chirurgai. Fotografija, jinai turi kažkiek to realizmo perteikti. Arba jau tada visiškai mes einam, ar ne? Tada visiškai reiškia, mes ir rankas turėjom retušuoti, ir kojas turėjom retušuoti. Ne? Tokiu pat švitėjimu visas kūnas, visa oda. Čia įtariu gal kojai nebuvo, bet kokiu atveju visiems mes turim tarsi mėlynę arba veną iššokusią, turim šiokių tokių nelygumų ir visus tos dalykus reikėtų sutvarkyti. Taipogi reikėtų susitvarkyti ir foną. Arba mes einam maksimaliai rimtas hiperrealizmas ir parodom žmogų, koks jisai yra. Vienu atveju mes padarysim žmogui paslaugą, nes kartais reikia pažadinti žmogų. Būna čia, pavadinkim taip, situacija, kai žmogus visą laiką mato save per telefoną, netgi dažnai kai kurie nežino, kad yra su filtrais, matom ir taip toliau, ir mano, kad viskas tvarkoja, kad veidrodis meluoja, bet kai tą dalyką parodo fotografas, žmogus gal pradeda ir daryti. Evelina, išsirink nuotrauką. Žmogus pradeda daryti išvadas, kurie keisti kažką gyvenime, ir iš esmės tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kaip žmogus atrodo, jisai žino, kaip jis nori atrodyti, jisai žino. Tačiau jis nežino, kas jame yra gražu kitiems. Tai manyčiau, šita mintis fotografo galvoje turėtų būti pati pagrindinė. Čia yra filosofinis klausimas, čia lyrinis nukreipimas, ne konkrečiai Sauliui adresuoju.
tiesiog, pavadinkim, ilgą laiką meditavau, ką fotografija gali dabar pasiūlyti žmogui, ko negali pasiūlyti telefonas, dirbtinis intelektas ir visi kiti dalykai, prie kurių dabar visi gali prieiti. Tai yra būtent mūsų požiūrį, kas yra gražu. Bet jeigu mes hiperretušuojam odą ir hiperretušuojam tą, trečią, ketvirtą, mes labiau parodom, kas yra negražu pas žmogų. Nes tai buvo tas dalykas, prie kurio reikėjo sėdėti. Aš nesakau, kad nereikia neretušuoti nuotraukos. Jeigu buvo 20 spalvų, paliekam 5. Dėl realizmo. Nereikia ten skaistalų dėti, ar ten makiažo, ar dar kažką. Tai yra mano požiūris. Arba galit pasimti, galit ne. Taip, tai Evelinos aš renkuosi bet kokiu atveju šitą, nes šį įdirbio šitai bent jau idėjai buvo daug. Mes įpusėjom. Gerai. Žiūrėk, nepamirškit pasubscribinti, palaikinti. Aš paskui įrašą bet kokiu atveju įdėsiu, tai jis neturėtų striginėti. Taip, toliau. Galiu pagirti Saulių, nes makiažas, išraiška, koloritas, vieta, backgroundas, viskas žaidžia į vieną. Ir plaukai, viskas žaidžia į vieną mintį. Tai yra tas toksai sunki vidinė būsena ir ypatingai, kaip įtariu, tokio amžiaus mergaitėm ir būna tos tokių atvejų. Tai šitoj vietoje, 5 iš 5, super kadras. Bet kokiu atveju netgi tas desitreitinta oda šiuo atveju tinka. Tai net negaliu nieko pridėtos. Super. Gera vieta, gerai parengtas apšvietimas, tiesiog reikėjo daugiau kadrų ir modelis turėjo mažiau bijoti vandens, nes dabar matosi ta įtampa veide. Turėjo arba tada bandyti kažkurioje kitoje vietoje, bet ko gero pats fainiausias dalykas tai yra šita skylė ir ties veidu. Tai yra, pavadinkim, pasisekimas. Tai šitoje vietoje kadrui padaro daug daugiau naudos. O šiaip, vėlgi, priešingai šitai nuotraukai, čia mes turim vienokią nuotaiką, kitokį, netgi, pavadinkim taip, romantizuojam tą vandenį ir turim tokį labai nenoriu, toks disonansas gaunasi. Jeigu, vėlgi, aš tai vadinu per daug retušo, nes jeigu aš pažiūrėjau nuotrauką ir sakau retušuota, tai jau skaitau per daug. Šitai nuotraukai imam taip. Jeigu retušuojam viską ir 100 kartų aš jau rodžiau, dar kartą parodysiu, vėlgi, kam tai bus nauja. Ne, imam plaukus, Na ir kur tas? Jeigu jau sutvarkėm viską, tai turim sutvarkyti viską iki galo. Galima, aišku, buvo su klonu, su kitais įrankiais. Aš asmeniškai labiau mėgstu šitą. Taip, gerai. Ir antrą plaukų dalį. Taip, šiaušaliukai yra. Viena kirpėja yra pasidalinus čytų, tai yra tiesiog pasiema lako ir pasiema dantų šepetuką ir supurškit dantų šepetuką ir išglosto tuos visus partizanus, kad plaukai būtų lygus. Taip, atsiranda kažkokio blūro dėl šito, bet dabar palyginkit. Labiau atitinka bendrą nuotaiką. Kuo man patinka su Generative Fill daryti plaukus, tai kad jie palieka plaukuose tų, aš vadinu partizanais.
tų partizanų palieka, bet jų palieka daug mažiau. Tai toks patarimas būtų iš šitos pusės dėl retušo. Šitas retušo variantas yra daug geresnis negu šito, ne šitas, ar ne? Čia yra tikrai per daug. Čia yra galimas. Toks lygis gal ne visai mano skonio, bet jis nėra persistengtas. Life is beautiful. Idėja gera. Užskaitau šitą. Kad pakreiptas kadras. Bet, tarkim, būčiau rinkęsis kitą saulės poziciją. Labiau esančią, žemesnę saulės poziciją šitam dalykui, kad dar ir šešėlis sužaistų tą vaizdą. Galbūt netgi padėti po kojomis kažkokį tai daiktą, ant kurio jinai stovi. Ir tas daiktas išeina iš kadro, kad duotų tą jausmą, kad ne šiaip galvą pakreipti, pamankštinti kaklą, beje, ačiū šitą dalyką. Bet tuo pačiu būtų tas kadro tęstinumas. Dabar jinai tiesiog levituoja. Tai tik tai toks patarimas, bet bendroj sumoj labai stipri idėja. Sakyčiau, kartok ir tobulink. Ne, Sandra, ne tau vienai. Sauliau, jeigu esi, rinkis savo pretendentą. Taip, Deimantė nori balų. Šiaip ketvertukas. Penketukas. Irgi link penketo, bet man kyla labai didelis klausimas. Ir matau atsakymą jau iš tikrųjų. Ujai. Šiaip irgi link penketo. Penketas. Gerai, trumpai. Iš tikrųjų, Deimantė, labai daug aš pastebėjimų tau neturiu. Spalvos gerai, kompozicija daugumoje gerai, skiriu šitą nuotrauką. Tavo technika blūro ganėtinai stipri, bet vis vien reikėtų ją išdirbti iki galo. Nes akim atrodo keista. Tai tas dirbtinis blūras. Taipogi, jeigu dabar atsitrauktum, aš praktiškai galiu čia nupiešti obuolį. Dabar panaikinsiu, pastebėsit, kad ten yra obuolys. Ką gero matot, ar ne? O tad blūro dalis, ją reikėtų arba tada pratęsti iki galo, va šitą liniją jo panaikinti, arba kažkokį kitą sprendimą apimti. O toliau tamsi aura šitoje vietoje, ją irgi reikėtų, kad ir su to pačiu dirbtinio intelekto variantu. Beje, ne mano tipsas, bet lygiai ta pati situacija. Ar ne? Imam select subject. Ar ne? Mes pažymėjom objektą. Dabar tik tiksliai nepamenu, man atrodo yra šitaip, pažymėm, Ctrl Shift I,
Transform selection, expand ir contract. Man atrodo contract, nu tarkim 10 pikselių, jo. Ir dabar mes pasižymim, tikriausiai, Ctrl-Shift, jo, pasižymim kontūrą aplink mergaitę. Tiesiog kontūras. Galima, atrodo, dar jį irgi expand, nu kokiais 5 pikseliais. Įtariu, šitoj vietoje bus problema. Ir su oboliukais nematau problemos, kad čia būtų buvę. Ir darom su dirbtiniam intelektu tiesiog, generuoti. Čia tie, kas naudoja dirbtinį blurą. Dabar ką jisai padarys, jisai tą kontūrą, kuris yra blūrintas, jisai jį iš naujo sugeneruos. Dažniausiai padeda. Nu ir žiūrim, taip ką jisai siūlo. Tokia aura. Man pirmas labiausiai, ne, vis dėlto trečias labiausiai patiko. Ir žiūrim, prieš ir po, ar ne? Aišku, kažkiek problemas. Reikia sužiūrėti, kur jisai nesąmonės pridirbo. Bet tas blūras yra organiškesnis ties kontūrų. Mes tiesiog jam liepiam sukurti kontūrą. Daug laiko neužima, iš esmės netgi įmanoma pasidaryti actioną šitam dalykui. Tai va, toks būtų patarimas. Ir klientas to nematys, bet koks fotografas, bet koks grafinis dizaineris pamatys, kad mes čia turim per daug atsikartojimo. Jeigu jau tenka atsikartot, bandyk panaikinti, tarkim, va, šitas gėlytes panaikinus, gali, nu aš vėlgi, atsiprašau, kad į Photoshopą lendu, bet aš parodysiu vieną toolsą, kuris man dažnai padeda. Visi žinom, kad patchas gali, paimam kažkokią problemą, ištempiam ir jau jos nebeliko, ar ne? Tačiau patchas jisai turi dar kitą savybę, jeigu mes padarysim normal ir destination. Dabar, tarkim, paimam ir mums reikia, tarkim, šitą blūrą nunešti čia, ar ne? Bats, ar ne? Jisai va, jau iš karto pasėjo. Taip, su... Gerai, šitas nesuveikia. Sunkiausia dalis yra šita, nes čia yra visiškas atsikartojimas. Gal aš netgi paimčiau kažką tokio, bandant jam įdėti, ar ne? Jau kažkiek mes pradedam slėpti tų visų vaizdų, čia yra gerai. Vis užmirštu, kad negalima kampinio kontūro dėti. Na ir dabar, kas buvo, kas liko jau. Vis dar yra tų atsikartojimų, tarkim, šitoj vietoje, bet aš šitoj vietoje jau daryčiau content aware ir tiesiog gal netgi kartu su šituo ir tempčiau kažkur čia. Ne. Nu, kažkokiais kitais būdais šalinčiau. Bet nebėra to tokio didelio atsikartojimo. Per daug viršaus, per mažai pačios. Arba tada dar labiau mes zoominam portretą, bet labai impresyvios akys, tai yra labai gerai. Dėl kontūravimo šitoje vietoje truputėlį atrodo tarsi pamušta, tai aš kaip ir tą dalyką stengčiausi panaikinti. Galbūt, arba bent jau sumažinti intensyvumą. Šiaip fotosesiją skaitau pavykusią, gal tik tai truputėlį tas keistas blūras.
dedamas yra, bet vėlgi, tai yra stiliaus dalis, tai yra žanro dalis, tai yra galima, aš tiesiog parodžiau, kad tarkim su dirbtiniu intelektu galima tą dalyką padaryti realistiškesnį, be didelių laiko sąnaudų. Deimantė, tada rinkis savo pretendentą. Kiek čia mūsų liko dėl mano striginėjimų? Žiūrėjim, turim 10 žmonių, kurie yra pakankamai pakantus tam dalykui. Taip, Saulius parašė, kad jis renkasi antrą, tai taip, antrą aš pritariu šitam tavo pasirinkimui. Keliaujam toliau. Taip. Beje, primenu, dar lapkričio mėnesio neįdėjau grafiko. Lapkričio mėnesį grafiką galite rasti grupėje. Grupės viršui yra prikabinta, visą laiką būna grupės viršui temos. Galite ateiti į kažkurias tai pavienės temos, galite ateiti į konkrečias temas. Deja, antradienio šitos dvi gali būti, kad keisis, aš dar kol kas derinu su darbo grafika, bet bent jau 21, tai manau tikrai keisis, dėl 28 labai pasistengsiu išlaikyti tą pačią, reikia žiūrėti. Taip, kaip matot, arba galite abonementą pasirinkti, tai yra 50 eurų, arba kiekvieną pamoką atskirai 20 eurų. Tai renkantis 50 eurų per mėnesį gali sutaupyti iki 30 eurų. Bet jeigu jau praleisit, tai praleisit. Trumpiau tariant, prisiimat riziką. Kažką užsidariau. Užsidariau šitą, kurio man dabar nereikia. Tiek kol kas. Einam į Živilę. Živilę sakė, mes per pamoką aptarsim. Taip, Algirdas. Šitoje vietoje sakysiu taip, kad man asmeniškai nepaėjo tas bulbinimas tavo. Įvaizdis ganėtinai geras, įdomus sprendimas dėl šito balto vinjetavimo ir įdomus sprendimas dėl rakurso. Šitoje vietoje sąlyginai palaikau, jis toks truputėlį gal 60-ųjų vaibą duodantis, kaip ir man patinka, poza patinka, įvaizdis patinka, bet antra užuolaidėlė ir tas, sakyčiau, netgi per ilgas bulbas. Šitoj vietoje aš skaitau, kad nedavė to efekto, tarkim, kur aną kartą pas mane darė. Ten buvo vienas geriausių portretų su ilgesniu išlaikymu, ką man teko apskritai matyti per pastaruosius kokius 3-4 metus. Bet čia nėra tiek stipru. Taip, toliau. Analogiškai čia irgi. Kas su ilgu išlaikymu, čia yra vienas irgi geresnių šitas, tikrai galiu pagirti, super. Ir spalvos labai gražiai išryškina, spalvos nenugesinai jų, ir tas judesys yra pakankamai gražus, ir spalvos odos nesuvalgė, kas yra, aš žinau, kad tai yra sunku tą dalyką padaryti, čia yra gerai. Galbūt tai yra problema dėl to, kad tu verčiai juodą baltą, nes juodai baltoj mes matom formą. Su ilgu išlaikymu ir judinant kamerą mes tą formą kaip tik pradanginam ir tai gaunasi tas priešingi veiksmai. Turėtume turėti formą, o tą formą staiga danginam. Viskas būtų gerai, jeigu ne veidas. Ranka šitą atrodytų labai gražiai, petis neblogai, rankos visa kita gerai, bet veidas, va čia šiuo atveju, nepaėjo. Tai dėl šitų nuotraukų aš šį kartą tavęs, Algirdai, negaliu pagirti, sorry. Bet galiu pagirti su šita ir šita nuotrauka. Šitos dvi, manau, yra stiprios. Esu kalbėjęs apie Selective Color šitą techniką, bet čia kaip ir žiūris, nes būtent žalios desatureitinimas ir nujuodinimas tai yra geras pasirinkimas, manau.
impresyvi švari nuotrauka gavosi. Kompoziciškai aš labiau norėčiau daugiau į šitą pusę patraukti, nes, tarkim, šita dalis jinai nebeduoda tiek informacijos įdomios, kiek galėtų duoti šita dalis. Tai tik tai va toksai komentaras šitai nuotraukai būtų. Čia yra viskas gerai, įvaizdis gerai, makiažas gerai, spalvos gerai, kompozicija gerai. O čia, dabar nepamenu, kažkam sakiau, kur buvo ta viršui kiekis pats blogiausias. Taip, pavyzdžiui, čia yra daug geresnis variantas, kai tos viršaus kiekio gal galėtų būti ten per milimetrą daugiau, bet iš esmės yra gerai. Tai va, Algirdai, jeigu dar iškentė mano striginėjimus, tai rinkis savo pretendentą, jeigu ne, aš tada išrinksiu. Deimantės negirdžiu. Nu, įmu šitą. Taip, Ieva. Norit balų. Gerai. Ketvirtukas. Penketukas su bet. Ketvirtukas. Penketukas. Gerai. Viršui vietos labai daug. Tikrai yra noras, kai yra tiek vietos, yra noras pamatyti, kas buvo apačioje. Tai arba tada mes tą nuotrauką kropinam kažkur tai, gal tokiu. Ir ne, į viršų jau tarkim, tokiu rakursu, arba tada jau leidžiam ir matom, ant ko jinai stovi. Su spalvom, realizmo spalvos viskas tvarkoj, odos spalvos truputėlį per geltoną ir yra raudonų, tą galima šalinti, bet tai nelenda taip stipriai į akis, tad priklausomai kiek mėgsti retušuoti. Žiauriai geras kadras, bet man labiausiai kelia klausimą, kodėl būtent šita orientacija. Nes arba būtų šoninė, arba būtų apatinė, man tada mažiau klausimų keltų, nes dabar mes tai strižainė ir čia yra pati juodžiausia, tamsiausia dalis ir tas gaunasi tas stūmimas į tamsą, kas vat kelia klausimą. Jeigu tai būtų stūmimas į viršų, tai tokio dėmesio į tą dalyką nebūtų. Bet labai labai ačiū, kad įdėjai būtent tėvelio rankas. Aš dažnai, vėlgi, gal iš ir vyriškos pozicijos sprendžiu, bet jeigu ir tėvai nenori pasakyti, kad jie nori būti nuotraukose, jie nori. Tik tai jų nereikia ilgai kankinti. Čia kažkiek tai kliūna rankų ir veido, didelis kontrastas, bet pusę žingsnio ranką šviesinčiau, galbūt, galiu aš netgi parodyti, kažko gero daryčiau. Lightroominis beje būdas bus, vėlgi su maskais. Gal ne tiek, gal tiek ir truputėlį. Ir šedausi. Ne, šito neliečiam. Tas toksai. Gal. Ne tiek. Manyčiau efekto. Ja, vat, kažką tokio, bent truputėlį pašviesint. Ir griuvantis horizontas. Bet bendroj sumoj spalvų atsikartojimas yra, ryšys yra, viršaus užpildymas sąlyginai yra. Norėtųsi, kad gal biškį dangaus matytųsi, bet čia vėlgi niuansai. Šiaip stiprus kadras.
Nu, čia nėra ką sakyti. Labai norint prisikniščiau prie šitų dviejų siūlų. Visa kita yra labai super. Labai gražus koloritas, nors nekontrastingas, bet kontrasto pakanka kitose vietose. Kadras užpildytas, nu, viskas super. Tai vat, Ieva rinkis savo. Nu, aš tada Algirdu išrenku. Algirdo yra 11. Liko kelios viena nuotrauka. Jeigu ir įdėjot po laivo pradžios, atleiskite, jau aš kitai savaitai perduosiu, kai mažiau striginėsim, tikėkimės. Taip. Lina. Per daug aiškus blūras. Čia, kur buvo kas anksčiau su blūru darė, pasižiūrėk, ką blūrino, ką ne. Nes mes dabar žiūrėk. Turim staigius blūro perėjimus. Aš praktiškai galėčiau piešti, kurioje vietoje buvo blūro brushas paveikęs. Tai galiu parodyti, aš esu rodęs, bet galiu parodyti dar kartą. Tas vadinamas tilshiftinis blūras. Pasiemam, duplikuojam. Select subject. Reikėtų, aišku, konkrečiau pažymėti, bet tarkim, pažymėm objektą, Ctrl-J, jį atskirą layerį, mes jį paliekam vieną. Nu, ten šaka, nu ką padarysim. Aš greituoju būdu darau. Pažymim objektą, darom expand, kokią 10 pikselių, ne, kad tai būtų aplinkui, ir 10 pelės klavišų fill. Iš esmės užfilinam už jo foną. Dabar, jeigu mes užmerkiam subjektą, už jo yra blūras, tai trumpiau tariant, atskiriam jį nuo fono. Tada ant fono spaudžiam filter, blur gallery, ne blur, o blur gallery, ir yra tilt shift blur. Ir šitoj vietoje mes turim gradientinį atėjimą nuo, ar ne? Aš dabar maksimaliai suliesiu, ar ne? Matot, gradientinis atėjimas ir gradientinis atėjimas čia, ar ne? Ir taipogi yra, tarkim, šita vieta ir dabar. Ir mes galim pasirinkti, kurioje vietoje prasideda ryškumo zona, ne, ir kokia jinai yra stipri. Ir tada pasirenkam, kiek mes blūrinsim. Ir tada pasirinkim ir frontgroundą, ir backgroundą. Tada šono linija išlieka kaip ir, tarkim, darom šitaip. Šono linija išlieka kaip ryškumo zona ir tada kaip natūraliai ryškumo zona jinai nueina į tolį. Aišku, galim pasižiūrėti prieš ir po. Ne, nu, tas toksai yra tolygesnis blūro nuėjimas. Aha. Keturi, jo. Aš irgi manyčiau, kad 4, žinok. Taip. Gražu. Tik vėlgi ne tas overlay. Šiaip, Lina, atkreip dėmesį, palikai. Šičia. Šiokį tokį. Aš vadinu tai artefaktus. Dabar šitie taškiukai, arba tada jų turėtų būti daug ir keliais sluoksniais. Dabar nerasi tutorialo, bet tarkim, vėlgi, kaip ir prieš tai, iškerpam vaiką, dedam ant overlėjų vieną už jo smulkesnį ir sublūrintą, tada ties vaiku truputėlį stipresnį, bet jau ryškesnį, ir priešais vaiką didesnį, labiau sublūrintą, visus 3 lėrius paimam ir dar padarom su motion bluru, kad jie
būtų su motion. Ne šiaip taškiukai. Tokiu atveju turėsi daug stipresnį kadrą. O, dar vienas artefaktas beje. Toliau tvarkingai asmeniškai šviesinčiau vaiką. Vaiko odos spalva jau yra čia tokia kaip labiau į oranžinę. Labai jau prie striukės derinasi, nes striukė netgi šviesesnė gavosi. Tai tiesiog šviesinčiau, kaip aš mėgstu su rutuliuku, greitasis retušas. Aš apie lapus nieko nesakiau, aš sakiau apie baltus taškus. Kad lapai tikrai aš įtariau dėl vaiko veido išraiškos, nes kas daugiau padarys tokį nuoširdų juoką, kaip krintantys lapai ant jo. Gerai pasistengiai su monochrominiu koloritu. Šitoje vietoje jau veidas yra šviesesnis už striukę, tas yra gerai. Pagrindinis dalykas, kas man kliūna, yra kirpimas per kojas. Truputėlį iš toliau reikėjo fotografuoti, arba tada labiau arčiau kadruoti jau, ir dalį po skėčių. Iš esmės, pažiūrim, ką aš pabandyčiau iškadruoti. Ne visada man gaunasi idėja, bet pabandom. Taip, žvilgsnis į tą pusę. Ko gero dar dėčiau, kad jie yra visiškai po skėčių. Kažką tokio galbūt bandyčiau daryti. Kirpau per kelią. Arba jo. O, būtent šitai. O jeigu mes apverčiam, sugeneravus tą dalį, arba šiaip dakūrus su fill. Gerai, jis čia pats sugeneruos. Man taip asmeniškai būtų stipresnis kadras. Nežinau kaip tau, bet tas, tarkim, jau prie pat kojų kirpimas ir kai labai daug viršaus palikta, jau skaitosi kaip ir klaida. Ačiū už dovaną. Reikia labai tikėtis, kad neužbanins manęs YouTube'as. Tai aš kol kas labai ilgai nerodysiu to kadro. Pagrindinis dalykas, ką aš matau, kas yra taisytina, yra pozavimas. Ir daug gražiau, kai moters figūra, dabar jos koja, tiesiog jai reikėjo tą daryti catwalk, kai yra koja už kojos dedama, tai bus daug gražesnė ir klubo forma, ir kojų forma. Kryžiuko dėja nesimato, nors realiai nemanyčiau, kad čia buvo ta situacija, kas būtų davę gero. Apšvietimas geras, bet nuotrauką būčiau daręs juodai baltų, nes čia pagrindas yra spalva. Tai vat. Labai keistas blūras ties plaukų linija. Tarsi fonas suvalgo. Aš jį turiu čia tą Fine Art bando retušą, kaip jis ten vadinasi, pasimt. Tai aš jau rodžiau, kaip plaukus su fonu suliet, kad neatrodytų awkward. Truputėlį yra pilkumų šešėlinėse linijose. Kadangi matau, tai nėra visiškai europido tipo genetika, negaliu pasakyti, kokia turėjo būti odos spalva. Tai šito vietoje, net nebuvau ten, negaliu pasakyti. Bet nebejoju, kad pilkumas šešėliuose nebuvo tikslas. Ir dėl lūpų skaistumo irgi nesu tikras. Tai vat, Lina, rinkis savo pretendentą. Aš aišku patikrinu, ar kažkas dar neįdėjot, bet šiandien su mano internetu aš nebenoriu, gerai, nieko nėra, nebenoriu nieko daryti.
daugiau. Paskelbiu balsavimą ir tada atsisveikinsim. Kiek dabar mūsų nuotraukų yra? Mūsų nuotraukų šiam kartui. Alio. Yra 11, 12, 13 nuotraukų bus. Gerai. Įrašas, tai pradžia bus pačio laivo, bet pabaiga jau ten, kai pradėjo strigt, aš tada pradėjau įrašą daryti. Tai teks truputėlį susirasti pradžią, jeigu norėsit, bet ten nedaug, ten tik tai Henriko, man atrodo. Buvo aptarimas ir tai kelios tik tai nuotraukos. Taip. Taip, pratrinam visas likusias. Ir vis dar laukiu Linos verdikto, kurią nuotrauką dėti. Gerai. Taip, negaliu be Linos verdikto kažko tai skelbti. Kur mūsų baisus? Antra. Trylikta nuotrauka yra. Gerai, tada dabar matot prieš save visas nuotraukas. Tai žinot, už ką balsuoti. Aš skelbiu balsavimą pradėtą, kaip visą laiką galit už kelias nuotraukas balsuoti ir kitos savaitės laimėtojas gauna berods, tikriausiai bus 50% nuolaida mokymams. Dar pakalbėsiu, galbūt jeigu niekas neatsiims studijos nuomos, tai galbūt studijos nuoma irgi bus vienas kaip iš pasirinkamų prizų. Tai va, gerai, tada skelbiu balsavimą pradėtą. Balsavimo nuorodą irgi įdėsiu jums į chatą, kad būtų lengviau surasti. O aš stabdau streamą. Einu bandyt iki šitą įdėti įrašą. Ir melstis, kad kitą sekmadienį nebūtų tokių bairių. Tai tada ačiū visiems dalyvavusiam, ačiū visiems išbuvusiam iki galo ir tikiuosi susitikti kitą sekmadienį. Iki šeštadienio 6 valandos laukiu jūsų nuotraukų. Ok, sutarta. Iki visiems.